žengti žingsnį iššūkis. Likti vienam be pagalbos neįsivaizduojama. Vilnietis gydytojas higienistas Algirdas Vaičiulis Parkinsono ligos diagnozę išgirdo daugiau nei prieš 10 metų. Ligos simptomus dar anksčiau pastebėjusi jo žmona, taip pat daug metų dirbanti medikė. Nerimą jai kėlė kartais ėmusios virpėti vyro rankos, lėtėjantys žingsniai. Kolegos pastebėjo, kad aš rašau mažom raidelėm, iš lėto. Mane patį nustebino, kam reikalas. Negaliu rašyti, paskaitos negaliu surašyti. Tada kreipiausi į šeimos gydytoją. Jinai ko gero įtarė, kad yra Parkinsono liga, bet nieko nesakė. Praktiškumas sumetimais. Gydytojas neurologas irgi įtarė Parkinsono ligą. Pasiuntė mane į Santariškių konsultacinę polikliniką. Ten diagnozę patvirtino. Labai pergyvenau. Stresas. Atėjau į namus ir žmona viską suprato. Aš tenai įtariu, bet tylėjau. Pirmą pasikeitė eisena, o po to žiūri taip neįprastai, kaip to žvilgsnis toks, sulėtintas. Man tai minty kyla toks įtarimas, bet kaip aš nesu specialistė, tai jo gydytojai patvirtina. Žmona Lilija ištikima pono Algirdo pagalbininkė. Kaipgi kitaip? Esu priklausomas nuo kitų, prisipažįsta vyras. Padeda ir sūnus. Beveik kas antras sergantįjį Parkinsono ligą vargina koordinacijos sutrikimas. Dėl jo vyras nekartą krito ir susižeidė. Dažnai piktas, iš mano nuo manęs kenčia. Žmona viską atleidžia, supranta, kad yra liga, bet nors jisai yra ligotas, bet man atrama. Vis tiek yra atrama, pasitart, arba ką tai labai gudrus sugalvot, aš tai nemoku. Kai ką jisai patarė. Išgelbėjo mane iš visokių situacijų. Parkinsono liga anot gydytojų gerokai pakeičia gyvenimo kokybę, nesvarbu ar žmogus darbingo amžiaus ar pensijoje. Tai vienas svarbiausių neurologinių ligų – nervų sistemos pažeidimas, sutrikdantis kasdienį žmogaus gyvenimą, mobilumą, judėjimą. Jei būdingi yra šie požymiai, tai sukaustimas arba vadinamas rigidiškumas, tremoras, bet tai nėra vieninteliai Parkinsono ligos požymiai. Pagrindinis yra judesių sulėtėjimas. Taip pat dažniausiai liga prasideda vienos kūno pusės pažeidimu ir progresuodama pakenkia kitą kūno pusę. Ir atsiranda vėliau eilė kitų simptomų. Eisenos sutrikimai, griuvimai, pusiausvyros neišlaikymas, šlapimo nelaikymo problemos, autonominė disfunkcija vadinama, kada ir kraujospūdis gali svyruoti, bet tai yra jau vėliau progresuojant ligai pasireiškiantys simptomai. Parkinsono liga jūsų nenužudo, Parkinsono liga atima jūsų gyvenimą. Tai ta liga būtent nėra mirštama liga. Ta prasme, kad susirgus kažkas tai gresia tiesiogiai gyvybei, bet koks veiklos pasikeitimas ir žmogaus negalėjimas padaryti tai, ką jis galėjo, yra labai reikšmingas. Turint tokį žmogų šeimoje, be abejo reikia prisitaikyti pagal jo poreikius, pritaikyti aplinką, nes liga progresuos ir tai, kas anksčiau buvo viskas, sakykime, įveikiama ir mums sveikiems yra elementaru ir suprantama, sergančiam žmogui jau ir maudymosi problemos atsiranda ir judėjimo problemos ir miego sutrikimai jiems yra būdingi, tai gyvenimo kokybė ir aplinkinių nukenčia, ne tik sergančiojo Parkinsono liga. Parkinsono liga laikoma vyresnio amžiaus žmonių liga. Iš perkopusių 65-metį jį diagnozuojama 3%. Išskiriamas ir gana retas jaunatvinis ligos variantas, kai suserga net nesulaukia 30 ar 40. Iš 10 000 sergančiųjų Lietuvoje jaunų žmonių yra apie 600. Priežastys yra nežinomos, nes tai nėra vienos priežasties, kurie yra kalbama, kad turi reikšmės patirta bendrinė anestezija, bet tai yra kelios, turėtų būti operacijos pacientui su bendrinė anestezija taikyta. Galvos traumos yra tokios, bet pakartotinės traumos, kaip boksininkam, bet tai yra jau ne Parkinsono liga, bet tai Parkinsono sindromas. Kalbama apie MPTP toksiną, tai yra narkotikuose randamas. Tai galbūt ta jaunoji karta turėtų susimastyti vartojantį narkotikus. Apie prastos kokybės heroinė yra MPTP toksinas ir jisai eksperimente sukelia Parkinsono ligą. Paveldimumas irgi yra ne paskutinėje vietoje. Jeigu artimieji serga, kažkas iš tėvų, ir tai yra rizika didėja 25%. Pasak gydytojos, nėra dviejų pacientų, kuriems liga vystytųsi vienodai. Vieni serga daugiau nei 30 metų ir vaikšto, kiti greitai tampa visiškai priklausomi nuo artimųjų pagalbos. Tačiau visus vienija kasdienė taisyklė – ne dienos be vaistų. Be jų gydytojai galėtų nusakyti tik liūdną scenarijų.
žmogus labai greitai pereitų į tikrą sustingimo būseną, kai jis negalėtų nei apsitarnauti, nei pats vienas egzistuoti, nors, tarkim, protinės funkcijos iš esmės nenukenčia, tiesiog žmogus sustingsta ir negydamas jis tikrai taptų kaip medis sustingęs. Šita liga priklauso vadinamom neurodegeneraciniam, kai nyksta tam tikros smegenų struktūros, o kai smegenų struktūros nyksta, ne taip paprasta surasti kažkokį vaistą tam pristabdyti ar pataisyti, ar pagydyti. Tačiau prie Parkinsono ligos žinomas konkretus pažeidimo ne tik vieta, bet kas yra, kokio trūksta, kokios medžiagos biocheminės, tai dopamino, ir štai tai išaiškinus buvo galima sukurti tikrai labai svarbius ir efektyvius vaistus. Tai tas geras gydymas turi štai tokį niuansą, kad dėja pačios ligos jis neišgydo, tiesiog sėkmingai ar ne taip sėkmingai tvarko ligos simptomus ir padeda daugiau ar mažiau gyventi su šita liga. Tai išmoko, kaip dedant vieną vaistą su kitu. Ir mūsų žmona irgi žino, kokie vaistai man reikalingi nakčiai, kokią dieną, kaip aš galiu paskaičiuoti laiką, kad neapsivyksta. Bet žinoma, jei sunku su manim, keičiasi charakteris. Aš kai kada būtų piktas. Jaudinimas, įtampa, ypatinga įtampa. Pablogėjo dabar. Buvo visai nieka, staigiai toks, lyg tai įteigimas įvykis, vis tiek būklė pablogėjo. Tiesiog dėl ligos pablogėjimo ir tas užsiveda ratas, tada jis jau neberamus, kad kažkas atsitinka naujo, galbūt tai lygai prisideda nauji simptomai, ko nebuvo, atsiranda vėliau rijimo sutrikimai ir tą žmogų irgi vargina, tokie atsiranda griuvimai, krinta, susilaužo, tada jis irgi jau nebegali būti ramus, nes jau po to jisai bijo eiti, bijo vienas išeiti, bijo laisvai netgi po butą judėti. Tai yra tas nerimas, tai pacientą Parkinsono ligą irgi yra lydintis simptomas. Depresija būna dar dažnai ir prieš diagnozuojant Parkinsono ligą, netgi apie 20–30% gali būti kaip pirmas simptomas Parkinsono ligos, dar nesant klasikinių Parkinsono ligos motorinių simptomų vadinamų. Ir jau vėliau, sakykime, būna gydoma depresija ir jau atsiranda ir Parkinsono ligos simptomai. O jau ligai pažengus, progresuojant, iki 70% Parkinsono ligą sergančių būna depresiški. Gydytojai pripažįsta, sudėtingesnė situacija su ligoniais, kuriems diagnozuojama jau pažengusi Parkinsono liga. Gruodį Vilniuje įvyko Baltijos ir Europos šalių ekspertų konferencija Vėlyvosios Parkinsono ligos diagnostikos ir gydymo aktualijos. Sveikatos politikai, medikai, tarptautinių pacientų organizacijų atstovai kalbėjo apie gydymo būdus, galinčius padėti tuo met, kai viskas rodos į užsemtą. Akcentas į pažengusią Parkinsono ligą ir tokią sunkiai valdomą Parkinsono ligą. Kalbėta buvo apie levodopas preparatą, bet jau yra netabletinės formos, sakykime, bet tai yra gelis specialus, kuris yra įvedamas zondu į 12-pirštę žarną. Tokių pacientų Lietuvoje mes turėtumėme tikrai nedaug, kuriems toks gydymo metodas būtų taikomas, nes tai yra brangus gydymo metodas. Tai ir būtų jauno amžiaus pacientas, bet jau sergantis šitą ligą 10–15 metų ar netgi daugiau, bet kada dar jisai yra aktyvus savo kasdienį gyvenimo veikloje, galbūt net ir darbinėje veikloje. Jis yra aktyvus ir jam darbui reikia tų tikslesnių judesių. Tokiems pacientams jau reikėtų pagalvoti ir apie kitus gydymo metodus. Tai tokiai pažengusiai Parkinsono lygai mes dar norėtumėm Lietuvoje turėti, kad nors keliems pacientams galėtumėm taikyti ir tai, kas yra taikoma kitose šalyse. Vaičiuliai neslepia. Buvo laikai, kai vaistams reikėjo aukoti visą pensiją. Dabar valstybė kompensuoja 80% būtinų vaistų kainos, o ponas Algirdas ne vienam likimo draugui pavyzdys, kaip nenuleidžiant rankų sunki liga, nekliūtis dalytis patirtimi ir padėti kitiems. Ponas Algirdas vadovauja Lietuvos Parkinsono draugijos Vilniaus skyriui ir sako, juk neretai šią ligą susirgusieji linkę užsidaryti ir kentėti vienumoje. Jeigu jis neatliktų tą darbą, tai faktiškai jam jis būtų išbrauktas aplamai iš gyvenimą. Jis yra įprata kasdien turėti kokią tai darbą, užduotį, kur jisai sugeba atlikti. Jeigu nepadarytų tą, neužsiimtų tą veiklą, tai jam visai nebūtų normalų gyvenimą. Ir pabaigoje apie mus, sveikuosius, kad tiek nedaug kartais reikia ištiesti pagalbos ranką tikrąja to žodžio prasme. Po tos rankas išnirimas ėjom nuo troleibuso sustojimą. Griuvinėja aš nieko negaliu. Nepadedu, palaikyti jau negaliu, arba nugriūna. Eina skubai, nekreipi dėmesį. Tokių žmonių yra, kad sustoja, padeda, nors užjaučiai, tai malonu.